25 metų pabaigoje valstybės rezervuose buvo sukaupta daugiau nei 6 milijardai eurų. Per metus ši suma išaugo beveik 25%. Didžiausią augimo dalį sudarė sodros rezervo padidėjimas. Jį artimiausiais metais papildys iš antrosios pakopos pensijų fondų grįžtančios sodros ir valstybės biudžeto įmokos. Vien per šių metų pirmąjį ketvirtį sodrai jų pervesta daugiau nei milijardas eurų. Tačiau svarbu labai pabrėžti, tai nėra papildomos pajamos, o ilgalaikiai valstybės įsipareigojimai susiję su pensijų sistemos pertvarka, kuriuos ateityje teks vykdyti. Rezervai kaupiami tam, kad valstybė išlaikytų finansinį stabilumą ir galėtų vykdyti įsipareigojimus ekonominių ar kitų sukrėtimų metu. Tačiau, nepaisant augančios rezervų sumos, valstybė iki šiol neturi aiškaus strateginio atsakymo. Kokio dydžio rezervai yra pakankami, kokioms rizikoms jie skirti ir kaip turėtų būti formuojami ilgalaikėje perspektyvoje. Didėjant geopolitiniams, ekonominiams ir demografiniams iššūkiams, rezervų valdymas turi būti ne fragmentiškos, o grindžiamas aiškiais principais ir ilgalaikiu planavimu. Todėl rekomendavome Finansų ministerijai iki šių metų pabaigos peržiūrėti rezervų teisinį reglamentavimą ir susieti jų sudarimo bei valdymo principus su valstybės skolinimosi politika.